Rungtynių pradžia, 4 taškai, tačiau ir keletas išprovokuotų pražangų. Įdomus faktas apie Gagičių 19-20 metų sezone Aleksandro Vaco įgokėjo komandoje, kartu žaidė tiek su Kariniausku, tiek su Kinanu Evansu. O čia pražanga. Pražanga sušvilpta jam, tai nebuvo tiesa. O Liutauras Lelevičius pasižymė 2 taikliais baudų metimais. Tai pirmieji jo baudų metimai atkrintamosiose varžybose. Geras perdavimas Salimonui po krepšiu, turėjo kilti. Panevėžys pelno 5 taškus be atsako. Labai patyręs Lipkevičius, beveik visą karjerą rungtyniavo Lietuvoje, buvo tik vienam sezonui išvykęs į Würzburgą, Vokietiją. Salimonas dar sykį ir ilgai ten ieškojo Maldūno komandos draugai. Vėl kairę ranką praleidžiamas ir Vėdžius, jo metimą blokuoja kitas kairę rankis, Kariniauskas. Geras Vaido Kariniausko epizodas gynyboje. Šitas Salimonas. Žus metimas po prasiveržimo. Daug judesių, daug klaidinančių judesių, geras kojų darbas, skaito visas atsivėrusias erdves Deivis ir pelno 2 taškus. Salimono atsakė. Salimono prasiveržimas ir pražanga Džordžia Gagičiui. Ketvirtoje asmenis uždarė tenai Žagarui. Jeigu jis nebūtų atsivedęs Slavinsko, Žagaras būtų pelnęs 2 taškus. O Salimonas karštas jisai dabar. Arba Sirvidis, kuris visada karštas. Netoks karštas šį kartą Gabrielius Maldūnas, kuris dovanoja kamuolį varžovams. Ir čia dviguba jo klaida. Turėjo mažą žmogų ir apsiginti Vulfsų komandos gynėjui. Gal kiek pavyko, kiek nepavyko Orelikui mestis. Labai patogaus metimo, sakyčiau. Romanas keičia Eigirdą Žukauską, kuris šiame kėlinyje surinko net 7 taškus. Žemaitis. Šitas Salimonas pusmetris nuo 3 taškų. Mažiau nei 3 minutės lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos. Dar viena panevėžiečių klaida. Salimono graži verpstė ir Džiugui Slavinskui. 7bet Lietkabelio baudų metimai. Nors iki šiol tarpusavio rungtynėse jie baudų metimų mesdavo tiesiog nesuvokiamą skaičių. Ir dabar įdomus dalykas, net dažnai pamatysi Paščianą komandose pastatė tokią pusiau aikštę, pusiau mečą pavadinamą, tai... Ir Wolves Twinsbet jau akivaizdu, kad laimi pirmąjį rungtynių ketvirtį. Beveik iki kėlinuko pabaigos. Jie gali kontroliuoti kamuolį. Rašytas Salimonas prieš Baldviną. Pozė užtvarą, kyla Maldūnas. Maldūnas spėja grįžti baudos aikštelės. Salimonas vis dar nesiskiria su kamuoliu ir galiausiai išmeta. Ir tu, Martynai, vėl nuspėjai teisingai. Džordžia Gagičius pradeda ketvirtąjį rungtynių kėlinuką nuo pirmųjų jo sekundžių būdamas aikštėje. Na, turbūt galim tikėtis, kaip ir trečio pradžioj, kaip ir matom. Iškart pick and roll atakuoja Gagičių vilkai, o kitoj pusėje turėtų Gagičius centruoti. Rašytas Salimonas iškart. Bet taip, Goramas trukteli lanką, kamuolys atitenka Wolves Twinsbet. Tas pats Rašytas Salimonas yra aikštėje, pažiūrėsime, kiek bandys anksti pirmo kėlinio viduryje įtraukti puolimą Pacevičius. Iškart matome jo 2 prieš 2, metimai žudinio nuotolio ir 2 taškus. Atrodo, kad juda papildomų atakų. Atkovoti kamuoliai puolime, dažnos klaidos turbūt yra pagrindinis receptas pralaimėti lemiamas rungtynes. 17-22. Priekyje Nedo Pacevičiaus vadovaujama ekipa. Salimonas iki galo 2 taškai. Ir užbaigia ataką, metimų iš po krepšio, gražiai korpusu atsitvėręs kamuolį nuo aukštesnio varžovo. Būtent savo korpusu atakavo Minėto ore, tai jam leido pelnyti 2 taškus iš po krepšio. 5 taškų Wolves Twinsbet pranašumas ir jų kamuolys kaip visiškai sustingo 3 taškų skirtumų. Puikus Artikolo perdavimas girtajame puolime, taip pat Delobie reikia pagirti, kuris kaip aukštaūgis tikrai neblogai nubėgo į tranziciją. O dabar Delorė užsidirbo pražangą. Kozis. Za 3 za biće. Otkuti
zabio Velička, sjetimo se one njegove trice sa završnice prve četvrtine kada je zabio sa svoje polovice malo iza centra, sada još jedna trica sa velike udaljenosti. Hoće li ući? Hoće. Sulejman. To im je svakako prednost u ovoj seriji. Vidjet ćemo kogod da dođe do finala. Hoće li mu to biti prednost ili nedostatak protiv odmornog Žalgirisa. Jer ovo bi vrlo lako moglo ići u 5 utakmica. Ko će biti dakle suparnik Žalgirisu u finalu. Ako to budu Wolvesi, onda postoji šansa da prvi puta u povijesti bude prvak netko, a da nije Žalgiris ili Ritas. Ako pak uđe Ritas u finalu, onda ćemo imati reprizu od prošle godine kada je Žalgiris dobio 3-2. Neće Rito nakon današnje utakmice kako god ona završila, jer igra se na 3 pobjede, istek je napada, triše se i zabio Rashid. Se zabio u gužvu nakon što je lovio svoj promašaj, gubi loptu, ide Sulejman do kraja, zakucava, da se je zabio. Znači od 2018. je Ritas, nije više Lietuos Ritas, bili su dugo. Znači još u ljetu 2017. Je Antanas Uoga, poznati kao Toni Či, kupio 50% kluba. Biznismen i pokeraš. Plus 3 napad imaju Wolvesi, solidna njihova druga dionica. 26-22 u drugoj za Wolvese. Što je ovo bilo? Ima sam završiti Rešice i Maritas 10-0 serija. I konačno je prekinuta ta serija, konačno. Tehničku je dobila klupa Musa, što su preburno reagirali na sudačke odluke. Spremno je sve za završnicu trećeg perioda, kojeg je u potpunosti izdominirao Ritas. 25-8 za Ritas u ovih 8,5 minuta igre. Mala prednost sa poluvremena Wolvesa se vraćeno na plus 13. Vidimo što je smislio Sulejman. Mislio sam da će možda ići na brzi napad, da imaju 2 za 1, da imaju 2 akcije u ovoj završnici, ali oni idu na duži napad. Sulejman zabija tricu. Naravno, vratiti na tih 13, za tricom već ima 14, ništa od toga, nije zabio RJ Cole, koji je pokušao presjeći od dodavanja za Sulejmana, ide do kraja, zabio Foster, sada na 16, 5 asistencija, odnosno 5 skokova, nema nijedno. Dolazi po ovu loptu. Diže se Sulejman na tricu i izborio je 3 bacanja. Pogodio za plus 10. Thurman za 3. Ne ide. Skok u napadu. Sulejman do kraja. Odable, lijepo. Nastavljena je prva četvrtina, 8 poena prednosti za ekipu Ritasa koja od početka dominira, koja je pronašla pravi ritam u napadu. Lako prolazi kada je napad Ritasa u pitanju, laki poeni koje pronalaze gosti. 22-14.
Sulajmon. Za 3 poena Rašid Sulajmon, pogađa od table, vrlo lepo. Žagars drže loptu, 10 sekundi još imaju Wolvesi ovde na raspolaganju. Sulajmon fintira, napada reket, nije uspeo da pogodi, ali Radzevičius još jednom zakucao. Lagano će Ritas premašiti 100 poena u ovoj utakmici, Sulajmon ne pogađa, ali jedali smo, to su pristalice Ritasa. Drugo slobodno bacanje koristi Radzevičius, koji sada ima 13 poena, isto koliko i Goram. Lako probija sada i pogađa Sulajmon. 8 poena Arnasa Veličke nakon ovih slobodnih bacanja. Žagars sa loptom. Pravi blok Mekovulu, Žagars ide levo i desno oko njega, Sulajmon pogađa trojku, Rašid Sulajmon. Još jedno snažno zakucavanje, treće za Deloriera na ovoj utakmici, 9 poena Javin Delorier. Promijenili su odluku suci, pokazali da će lopta biti ipak za sastav gostiju. Žagars. Težak šut preko ruke, ali zabit će to Martinas Ehodas. Ponovo smo na plus 9. 35 sekundi do kraja. Biće i vremena za domaće. Velička, Normantas. Za 2 neće zabiti Normantas. 11 sekundi do kraja. Mogu li to iskoristiti gosti? Neće žuriti, neće juriti, traže šut doslovce u zadnje sekunde i uči će trica. Nije mogli se napravili 11-0, poravnali, ali nisu poveli nikad do sada, naravno. Kako će biti kasnije, vidjet ćemo. Turman mora biti oprezan. Šut za 3 poena, hoće li ići? Hoće, trica gosti. Šut za 3 poena, njegov čuvar je otišao u prazno i plus 12. Još jednom domaćin je riješio ubačajem. Još jednom Sulejmon, sada pun samopouzdanja i ubačaj za minus 6. 4,5 minute do kraja. Sulejmon. Može li proći 1 na 1? Može. Ovo će biti koši. Dodatno slobodno bacanje. Morat će gosti još nešto ubaciti. Sulejmon, sada sve oči uprte u njega. Može li proći? Može. Ovo će biti prekršaj i mora podići. Atsisako perdavimą atlikti Girdžiūnas, meta tritaškį. Nepataiko Girdžiūnas ir lengvai kamuolį nusiema aikštės šeimininkai, kurie pirmauja 2 taškais. Sulejmanas į baudos aikštelę keičia kryptį, gražiai verpsta ir 2 taškai iš po krepšio. Krepšinio lyga gerai metė 3 taškius, bet po to jo taikiklis nusimušė ir dabar maždaug kas trečią tolimą metimą pataiko šis puolėjas. Wow, Sulejmanas! Na Girdžiūnas be variantų, tiesiog nepasiekė. Lietkabelį praėjusiais metais jam labai, kaip žaidėjai, būdavo sunku persivaryti visą aikštę, kai yra arti gynėjas. Taip, aukštas driblingas. Persivarydavo kitas žmogus, vėliau pakildavo Kulamą ir jau žaisdavo 2 prieš 2 ar kitas situacijas, taip išvengdamas nuovargio, persivarant per aikštę. Čia Sulejmano 2 taškai. Bėgo į pusę kelnio. Bukauskas, Permanai. Daug judėjimo, daug iš rankų į rankas situacijų. Galiausiai Sulejmanas, bandant slidžių pastatyti visą Neptūno gynybą, tai jam pavyksta padaryti ir išprovokuoja Girdžiūną. Ąžuolas Tubelis įveikė Jeffrey Tayloro, ilgus metus buvusio Madrido Real gynybos ramsčių gynybą. Salimonas per Niukirko rankas, Rašidas Salimonas. Rašidas Sulejmaną, bet matome, koksai yra jo darbas su kamuoliu, kaip jisai gali
keisti tą padėtį. Driblingas įvairiapusiškas, metimai tikrai sudėtingi ir jie abu taiko. Laisvas įmesti tritaškį, pasitikėjimas nėra toks pat, kai tu susikūri pats. Bet kai esi susikūręs pats, tuomet laisvas gali pataikyti. Girdžiūnas per rankas. Per trumpas klaipėdiečio metimas. Salimonas kokiu greičiu perėda varžovo aikštės pusėn ir nors... Virtuozas, kaip jisai mėgsta su to kamuoliu diriguoti rungtynėm ir porą metimų, tas pats vadinamas flauteris, buvo visiškai netikslus. Manau, kad jisai, sakau, vienas tų didesnių rezervų Wolves ekipoje. Salimonas prieš Rutherfordą nebeturėjo Neptūnas komandinių pražangų, tad Rutherfordas kelio, panašu, kad mikrotraumos. Vėlgi, tokia rungtynių svarba ir Ignui Sargiūnui reikia irgi pailsėti kažkiek, tai kad ir viena minutė suteikta poilsio. Rašidas Salimonas. Kamperydis užstrigęs čia ir Regimantas Miniotas kamuolį perima, greita ataka, stabdo dabar savo komandą Regis. Įvedamas kamuolys Miniotui, Miniotas atgal, gerai juda kamuolys perimetre, perdavimas prie tritaškio linijos ir metimas pasiekia. Dalis žaidžia nugarą prieš Regimantą Miniotą, meta atšokdamas, metimas netaiklus, toli. Atšokęs kamuolys, jį galiausiai nusiima Vilkai, greitas atsakymas ir taškai labai sudėti. +3. Dabar jau kalbant apie Vilniaus komandos persvarą, prasiveržimas iki galo, taškų nėra, atkovotas kamuolys. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Beje, Vilkams jau dabar lieka dar šiek tiek daugiau nei 2 minutės. Metimas iš toli ir pataik mobilesnė penketuką Klaipėdos Neptūno žaidime. Tubelis turėtų rungtyniauti 5 pozicijoje, Lambrektas 4. Salimonas. Keliauja statyti užtvaros Regimantas Miniotas, Salimonas veržėsi į kairę, į baudos aikštelę, sudėtingas metimas ir tai yra pražanga. Galima sakyti, kone smogiamasis penketas. Nedas Pacevičius apie varžovus kalbėjo, kad labai geras jaunų ir patyrusių žaidėjų derinys yra Neptūno gretose, dabar jiem reikia apsiginti, pražanga prasiveržimas į kairę pusę ir pražanga yra fiksuojama ir galiausiai metą ir pataiko Deividas Gailius. Skirtumas tirpsta, idealiai susiklostė šis. Karinijauskas. Ovu sezonu Karinijauskas je trebao da provede u Mažekaju. Međutim, ipak nakon odličnih igara na svetskom prvenstvu Sulajman pogađa trojku njegovi. Sad je on najefikasniji u svom timu. 9. poen. I maksimalnih +14 za tim Andreja Trinkjerija. Karinijauskas, Turman. Ponovo ide s Karinijauskas, Sulajman, dobar napad, ostao je sam, pogađa Rašid Sulajmana. Nastavljen je susret nakon timeouta. Izuzetno agresivna odbrana Žalgirisa po celom terenu. Sulajman čuva ga Gedraitis, blokada Miniotosa, preuzima Kevarius Hayes. Sulajman igraće 1 na 1 do kraja. Sulajman pogađa ovo. Pridigao se Turman. Preživali su nekako Vulsi. Sulajman. Za 3 poena Rašid Sulajman. Verovatno posljednji napad za Wolvese u prvom poluvremenu. Žemaitis, Sulajman. Pa je Gedraitis. Sulajman. Raširit ćemo sa igrači. Pogađa za 3 poena. Još jednom Rašid. Sa na pristojnih -14. Turman. Sulajman. Sulajman do kraja. Rašid Sulajman. Evans greši. Sulajman je sada u kontri. Ovo može da bude faul. Da, na šutu. Konačno je počeo da doprinosi Amerikanac svom timu. 13 razlike. Bilo u jednom trenutku i +20. Odnosno bilo je +20 u nekoliko navrata. Sulajman. Karinijauskas pa Sulajman. Igraće 1 na 1 protiv Hayesa. Protrčava Turman. Njemu lopta. Šunja se Samner. Turman, Sulajman za 3 poena. Rašid Sulajman. Sada je to delo košarkaša Žalgirisa. 7 razlike.
Sjajan potez do kraja odlazi Sulajman. Isto defanzivno skoka za Vulse. Evans još jednom za 3. Još jednom je promašio. Konačno Sulajman. Miniotas. Pa Žemaitis. Neće Žalgiris praviti faul. Već će se braniti gostujući tim. Sulajman udvojen i onda lična greška Samnera na 40 sekundi. Ovo, ništa od timeouta. Žalgiris ima možda i napad za pobjedu, neverovatno. Neverovatno, i ovo je izgubljena lopta. Gražus šeimininkų epizodas. Kamuoliu Sulaimonas. Aukšto ūgiui dvikova pradėjusiam startinėje sudėtyje. 6 taškai jo sąskaitoje. Kristupas Žemaitis. Sulaimonas. Sulaimonas žaidžia pats. Iki galo po Fontanas. Šiandien 5 taškai. Balandžio mėnesį jo skaičiai gerokai solidesni. Pražanga. Navičius pats spėja išmesti kamuolį. Jis nepataiko į įlanką. Sulaimonas. 2 taškai. Šiaip ne taip, kamuolį pasiima Kariniauskas. Sulaimonas. Pašokdintas Sargiūnas, 3 taškai. 2 taškų procentas, 71 prieš 49. Žemaitis, Sulaimonas. Pacevičius, ore, pagautas kamuolys. Tačiau taškų nėra. Tayloras. Regimantas Minotas. Turi ūgio pranašumą. Dabar jis prieš Janavičių į pagalbą pasiruošęs ateiti. Kamperidis. Rašydas Sulaimonas 3. 4, 3, 2, 1. Nėra taškų. Kova toli gražu nėra baigta. Sulaimonas. Karštas 4-ajame kėlinyje. Rašydas Sulaimonas 3 tašką kamuolį. Visi žiūrovai jau pakilę iš savo vietų. Sulaimonas. Viskas arba nieko. Rašydas Sulaimonas iš toli yra. Koks kėlis. 13-1, 5 iš 5 dvitaškių, vienintelis taiklus tritaškis. Wolves prametė abudu, dabar jau netgi visus 3 tolimus metimus, 1 iš 2 baudų ir nei vieno metimo iš artimesnės distancijos. Dar vienas tritaškis. Šį kartą pataiko Rašydas Sulaimonas. Metimais iš po krepšio. Sultanos komanda solidžias rungtynes turėjo Pavelka, fiksavo 2 dublį, 10 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Sulaimonas. Metimas atšokus. Jis imasi iniciatyvos dabar. Na taip, Armandas 7 rungtynės, bet CFL kalbos 19% tritaškių. Ir ne tik tritaškių, iki pastarųjų rungtynių prieš Utaną, kai jis atliko žieto nuo lentos, Rašydas Sulaimonas. Kariniauskas. Timas iš toli. Toli pamuštas kamuolys. Sulaimonas. Papildomas sekundės. Nori žaisti prieš Akilą Kyifą, Rašydas Sulaimonas ir pasiekė savo. Tesinių, Danusevičius. Netiksliai ir Pavelkai taip pat nepavyksta sugriebti kamuolio abiem rankom. Bruksas kamuolį išmuša. Sulaimonas greitame puolime. Koks techniškas jo. 8 taškus per rungtynes. Laikrodis sutvarkytas, žaidimas tęsiasi. Sulaimonas. Ir Mekovulų užtvara, Rašydas Sulaimonas. Nepasiteisinęs iššūkis. Netikėk, ką priešai suoks. Skambėjo šiuo metu Šiaulių arenoje. Ką kalbės tau svetimi? Ką užgrojo DJ Nionis? Kartais panašu, kad nereikia tikėti ir tuo, ką kalba tau savi. Kai nepasiteisina peržiūros, Rašydas Sulaimonas. Taškių. Korpas. Nepavyksta atsakyti tuo pačiu. Sulaimonas.
Rūksta į priekį. Nėra pražangos. Kai pražanga jau yra, 17 iš 31. Dabar jau net 15 įrašyta į Vulfsų statistiką. Salemono perimtas kamuolys ir neišsitaško per Regimantas Minotas. Gražus gynybinis epizodas. Baslykas dar sykį neišnaudoja turėtos galimybės. Salaimonas iki galo 24. Veteranas iš Latvijos į dešinę ir be kovolų blokas. Atėjo veteranas, jau mažai atsiplėšė nuo žemės. Žemai. Laisvas pakrepšio buvo Mekovulų, jo nepamatė. Čia Sulaimonas išprovokavo. Manau, geriausiai tiktų Utena, nes 7bet Lietkabelis ar Klaipėdos Neptūnas, na, manau, gal šiuo metu kiek stipresnis atrodo komanda. Klaipėdos Neptūnas viena karščiausių, jei ne karščiausia lygos komanda. 7bet Lietkabelis yra sužeistas žvėris. Utenos komanda neišgyvena dabar pačią geriausią atkarpą rytoj. Trečią kartą prasižengė Rumbauskas. Saleimonas. Gerai ginasi Šimonis kol kas. Aukštai pašokęs Sulaimonas po gyvo. Ir Žagaras. Ryšį Arlauskas. Tikras driblingo asas yra Arturas Žagaras. Gražu žiūrėti, kaip jis valdo kamuolį. Tikras didmeistris. Čia Sulaimonas į baudos aikštelę, kontaktą. Taylora, 5 sekundi. Stokes, odličan je Jeff Taylor, defanzivac i krade loptu. Sulajmon. Miniotas pravi blok. Sulajmon je krenuo na prodor. Lični Stokes, prelep prodor. 12. poen Stokesa. Sulajmon nije želeo nikome da doda. Evo prvih poena na ovom meču. Žuka Uskas imao je 5 od 7, ali onda promašio još 2 trojke. Žuka Uskas, sada loše dodavanje, krade Sulajmon i stiže do svog... Sulajmon malo da poboljša brojke na dan. A evo prve trojke za Rubinasa. S obzirom na ono što smo gledali pre toga, logično su igrači Wolvesa očekivali prodor Rubinasa. Sulajmon biće priznati ovi poeni. Uhvatio se. Rašydas Suleimonas. Taip pat matome aikštelėje yra ir Kristupas Žemaitis. Čia galimybė pasitaisyti. Ir 27-21. Praktiškai iki pat pirmo kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį šeimininkai. Nereikėtų perskubėti su metimu, tada tikrai Nevėžis neturėtų laiko paskutiniam metimui. Suleimonas. 2+1 arenoje, tarsi prie savų lankų. Ir dar vienas 5. tritaškis šiandien čia, kas antrą tolimą metimą pataiko svečiai. Suleimonas iš krašto tokio turi galimybę užbaigti pirmąją dalį turėdami persvarą. 2-3 aikštės gynyba. Suleimonas iš toli pataiko beveik 5 dvitaškius iš 8, kalbant apie metimus iš žaidimo, ir Nevėžio komanda pralaimė kol kas atkarpą po didžiosios pertraukos ir turi vieną didžiausių deficitų. Dėl to Gediminas Petrauskas paprašė. Davaitis. Suleimonas paprašo visų atsitraukti. Turi erdvės čia ir greičio persvarą prieš savo tiesioginį oponentą. Karštas yra Suleimonas, matome vieną po... Rungtynės dėl kamuolio po krepšiu, keli žaidėjai atsiduria ant žemės, įjungia aukštesnę pavarą šeimininkai 3-2. Jautė Žukauskas, kad nebus erdvės metimui, o 100 taškų jau šiandien
padidino komandos persvarą iki 15 ir Rytas iš aikštės dar sumušė rankomis su visais savo auklėtiniais, tarsi taip bandydamas juos užmotyvuoti, užvesti. Ir jis yra komandos vadovas ir būtų žaidžiama iki galo, bet viskas taip apsivertė užtinkoja. Bet tam chaose kol kas Vilkai jaučiasi geriau. Utena byra ir puolime, ir gynyboje. Tayloras visiškai laisvas šauna pro šalį. Gerisono Brukso puolime atkovotas kamuolys. Na taip, čia taiklaus tritaškio atveju jau būtų 7 taškų pranašumas. Čia ta minėta Saleimono ir Šaulio dvikova palieka Šaulį už savo turėjo erdvės metimui, vis tiek veržėsi, paskutiniu momentu numeta kamuolį Eigridui Žukauskui, šis atšokdamas atgal nepataiko, bet Jeffrey Tayloras atsikovoja dar vieną kamuolį ir trečiajame kėlinyje tikrai Wolves puikiai lipa ant lentos ir ima kamuolius po varžovų krepšių. Tik vieną kamuolį puolime jie atkovojo pirmoje rungtynių pusėje, jau 4 antrojoje ir čia prie vakarienės stalo. Žukauskas, Salemonui. Laukia Brukso užtvaras, Saleimonas prieš jį lieka Tayloras. Iš vidutinio nuotolio Saleimonas išprovokuoja ten Tayloro kontaktą. 5 taškai, taip, 5 taškai belieka. Nedas Pacevičius dar turi visas 3 savo pertraukėlės. Antroje rungtynių pusėje Kostičius turi porą likusių. Jonas Zakas beje vėl pasirodo aikštėje ir kažkaip su jo pasirodymu ir ta atmosfera, kalbant būtent apie intrigos klausimą. Po Evaldo Šaulio traumas jis pasirodė aikštelėje. Saleimonas sako, jau čia per... Rusi još uvijek nisu. Pet sekundi je razlika između 2 sata. Sulajmana. Sulajman 1-1, Sulajman ide do kraja, Sulajman od ploče je uspio Rašid Sulajman, njegov najbolji. I ovo od ploče je bravo za Fostera. Foster od koš Mekovulu, niska lopta Miniotasu. Još jednom Sulajman s tribina. Goram pogađa drugo bacanje. Dosta problema s linijom bacanja imaju igrači Ritosa danas. 6 od 11. 6 od 12, to jest. Čak 6 promašenih. Sulajman, teška trica. Se uzračaj z sredinu nije prošla. Odlična reakcija, ide 2-1 kontranapad i Sulejman još jedan. Maldunas mora panično gađati tricu, ništa od toga. To tvrdo pada na obruče. Rašid Silviris. Silviris je možda ove sezone najbolji igrač Lietkabelis, svakako je to bio u Eurokupu. Sulajman Taylora. Protudar Sulajman ide do kraja Sulajmana. Sulajman i Bičkauski se radi faul i bacanje precizno za Slavinskasa. Preman
panično za Sulajmana, imaš dosta vremena za napad, ovo je za 2 i Sulajmana pogađa. Plius 11 turi Sibet. Bruksas bando kitoje aikštės pusėje atidirbti ir būtų kamuolys įkritęs, tačiau numuštas jis buvo nuo lanko. Praleido Sibet ekipa, taip, galima sakyti, kad Vilkams prastai krenta tolimi metimai, kad net ir baudų nesusimeta svečiai iš Vilniaus. O čia Suleimonui ir vėl pritrūksta. Po Žemaitis jau reikia metimo, jis yra, bet netaiklus tiesa kamuolys. Atšoka pakankamai toli ir tai yra dar viena galimybė Vilkams. Suleimonas nesugeba. Nors šiaip ties Martynu Poliukėnu ir tritaškiais galima paminėti, jog jo sezono statistika yra labai kukli. Vos 12 taiklių tritaškių iš 40 kamuolius puolime. Jie yra atkovoję, bet kaip ir minėjau, tai nėra kažkas tokio. Ir Europos taurėje, ir Lietuvos krepšinio lygoje Vilkai per rungtynes daug antrųjų, o kartais ir trečių galimybių turi Rašydas Suleimonas. Ir pirmieji jo taškai. Šeši žaidėjai dabar yra pasižymėję Harrisono Bruksą. Meta atšokdamas ir meta netaikliai. Vilkų pataikymo procentas iš toli jau patapo labai solidus, geresnis nei jų vidurkis. Gali puikiai kilti Jeffrey Tayloras, nepaisant to, jog jam jau 34, kyla ir Suleimonas 2. Pertraukos 15 visų rungtynėse. Prireikime, ką bus paruošęs Nedas Pacevičius po minutės pertraukėlės. Suleimonas paliekamas laisvas, nesusikalba gynyboje. Vaidas Kariniauskas su Suleimonu Miniotu, Mekovulu ir Koziu. Atsidaro prasiveržimo erdvė Suleimonui ir 2 taškai suprato. Wow! Suleimonas iš toli 3 taškai. Kreišmanto Jonava galėjo laikyti kamuolį iki galo, bet pasinaudoja varžovų suteiktą galimybę. Suleimonas iš... Žemaitis. Vilkas ir Vilkai nėra pasižymėję taikliais tolimais metimais šį vakarą. Miniotas pasirodė ant parketo. Suleimonas po driblingo meta drąsiai ir provokuoja RJ Kaulo. Echodas šoka kiaurai Rašydas Suleimoną ir pasižymė 2 taškais iš po krepšio. Fosteris kol kas dairosi daugiau į komandos draugus, nei pats įmas iniciatyvos. Miniotas susikūrė erdvės, kiek patraukdamas pečiu nuo savęs Džesną Gormą. Kamuolys atsiduria Suleimono rankose, jo prasiveržimas perdamas į kraštą Žemaičių. Žemaitis atgal Suleimonui, pagavimas metimas, tinklelio dugnas. Ir Mike gerą darbą gynyboje prieš Suleimoną. Suleimono sąskaitoje tik 5 taškeliai. Ir dabar Velička. Geras kojų darbas. Bando neatsilikti nuo Rašydo Suleimono, kuris veržiasi į kairę, atlieka perdamą per viršų Harrisonui Bruksui. Bruksas atgal Suleimonui, 1 sekundė metimui ir Suleimonas pataiko. Pradžių. Jeffrey Taylorui grąžino kamuolį Kariniauskas. Tayloro perdamas Suleimonui, šis atsitraukia beveik iki vidurio linijos. Bruksas pasiruošęs buvo statyti užtvarą, Suleimonas užtvaros atsisako, žaidžia 1 prieš 1, meta sudėtingą ir puikų metimą. Leidęs kamuolį jau atsisuka į tribūnas ir kai kamuolys skrodžia tinklelį, jis mėgaujasi tuo epizodu. Šiandien kitokį Fosterį matome besidarbuojantį gynyboje, labai nirtingai ir puolime. Joka turi nevėžį subdibetą Mika Ebo, gynėja iš Izraelio, su kurio pasirašyta sutartis bandomajam laikotarpiui. Ir tikrai, kaip minėjai, Zeinas davė tą gerą postumį ir pačiai komandai. Tikrai ir 2 pergalės iškovotos. Prarado kamuolį aikštės šeimininkai. Kariniauskas. Su juo dirba Vaitkus, Mekovulu. Kariniauskas centruos prieš Vaitkų, ne, nusimeta kamuolį, perdavą Suleimono ir čia jo yra duoda. Kol kas visas puolimas laikosi ant gruodžio mėnesio MVP. 14 taškų pelnyta iš 26, tai daugiau negu pusė. Suleimonas, taškai bus įskaityti, o Kora numušė jau 2 taškus. Ir tikrai čia jau susikūrė neblogą metimą, nes ir atėjo pagalba per rankas.
nelengvas metimas. Tayloras šokdina Watermaną greitai, juda kamuolys. Saleimonas iš krašto. 10 taškų. Oi, koks geras perdavimas Saleimonui, kokį balioną parė. Tokiai bangoj atrodo nieks nesiseka ir dabar pražanga gauta tokia kovoje. Užsikrečia virusų visi krepšininkai. Na, jie buvo nelengva, jis tarsi mestas į ugnį, komandos naujokas. Pirmos rungtynės izraeliečiai. Saleimonas iki galo, dabar jau prasiveržimo taškus. Tu prasileidai 62 taškus. Taip. Vilkai pataikė 17, 2 taškių iš 20, 85% taiklumas ir realizavo 8, 3 taškius iš 16, dabar 9. Bet tikrai labai gražiai nuskaitė situaciją, pamatė kirtimą, labai laiku atliktas perdavimas. Toliau be taškų šiame kėlinyje svečiai iš Vilniaus. 13-0 atkarpa, Saleimonas galiau pralaimėjo. Saleimonas veržiasi baudos aikštelę ir gera Dimšos. Žalgiriečiams pirmosios atakos metu. Žemaitis buvo su kamuoliu, kuris irgi pastaruoju metu demonstruoja puikią formą. Pradėjo rungtynes ir šią starto penketą. Žemaitis. 2-2 su Mekovulu, viską keičia Kauno Žalgiris, Sulaimonas iš toli. Būtent prieš Meneko, ne prieš gerai besiginantį Giedraitį. Ta idėja galiausiai nepavyko, bet dabar dar 14 sekundžių. Sulaimonas. Galiausiai pats iki galo, 2 taškai ir pražanga. Šmitas. Neužsikuria kol kas Lačius. Vėl su šiam kampe 2-2. Sulaimonas palaiko gyvą driblingą. Geriau meta po driblingo tiek iš vidutinio nuotolio, tiek iš tritaškio. Čia jau reikia arčiausiai. Derinys visi žino plius minus nuo Eurolygos kovų, kad skirtas Manekui. Ten nuėjo visas dėmesys. To pasinaudojo Butkevičius. Gražiai įkerta į baudos aikštelę. Po 7 dvitaškius metimus metė Kauno Žalgiris šiandien. Komanda skiria 3 taškai. Vėl Sulaimonas aukštai pašokęs, pražanga. Rungtynių kėlinys. Netikslus ten perdavimo, Sulaimonas biškai laisvas ir Vinis iš viršaus. Jos. Sulaimonas kiek slystelėjo ant parketo. Labai daug gynybos dėmesio ten pritraukia Sulaimonas. Vėl jisai su kamuoliu. Sulaimonas Šmitas. Žingsnelis į šoną ir pražanga. Galiausiai prigauna skirtingų oponuojančių komandų treneriai, bet ilgamečiai geri draugai. Sakalo akis turi mūsų operatoriai. Sulaimonas. Atakuoja čia labai akivaizdžiai Meneką ir tikėkime nieko rimto. Čia didžiulis skirtumas ir žiūrint išprovokuotas pražangas, 12 Utenos pusėje, tik 6 Wolves. Ir antrame kėlinyje irgi tų pražangų pavyksta išvengti uteniškiams, tik 2 kol kas komandinės. Vilkai bonuse jau nuo kėlinio pradžios praktiškai. Kaip ir sezono metu, Juve yra viena daugiausiai pražangų išprovokuojanti lygos komanda. Po 23 vidutiniškai. Sulaimonas. Tuomet neilgai trukus ir Sulaimonui buvo skirta tokia pat pražanga. Svarbus mačas abiems ekipoms, turnyrinės lentelės kaimynės. Gal nieko keisto, tų aistrų netrūks. Su daug įvairialypių krepšininkų, čia klaida lygioje vietoje Evaldas Šaulys tiesiog atiduoda kamuolį varžovams, iš priekio išėjęs Žemaitis įsirašo perimtą kamuolį į savo statistiką. Na ir Juve šį sezoną BCF LKL pralaimėjo tik tais Rytui ir Žalgiriui. Evaldas Šaulys prižiūri Sulaimoną, kur kas daugiau negu įprasta šį vakarą aikštelėje. Evaldas Šaulys, Sulaimonas. Visiška. Vilkai. Mums reikia tvarkingos, ramios, gerai paruoštos atakos. Kamuoliu Kariniauskas. Šiandien suklydęs 6 kartus. Sulaimonas.
nesiskiria su kamuoliu. Neblogai, stovi gynyboje Aivi, galiausiai visgi praleidžia Suleimoną ir Suleimonas. Vėl po Žemaičio perdavimo. Net laiko. Šia vietos. 5 sekundės, Suleimonas išvestas metimui, bet negalima taip. Padėti Vilkams Džordžią Gagičių. Taip, šiaip Michaelas Hughesas, kaip ir minėjai, prasižengė pirmą kartą, jau ne vienerias rungtynes, nemažai problemų Hughesas prisidaro dėl greit susirenkamų prie žangų. Suleimonas, jo reikia. Dar Vaidai tęsiant, pabaigiant tiksliau mintį apie Žemaitį, tai daug kas kalbėjom, kad gal ir skolinti reiktų, nes perpildyta ta Wolvesų gynėjų grandis, bet matom praeitose rungtynėse prieš Badaloną Europos taurėje 30 minučių 20 naudingumo balų, o čia Suleimonas 1-1. O, tritaškis smeigia Ganija Rosa. Tik pasakiau, tuščias iškart smeigia tritaškį. Jonavos komandos gynėjas. 3 rungtynėse berods po 0 balų dabar rinko, tai tikrai nekokia atkarpa. Ir Suleimonas, manau, tikrai gali atakuoti tą patį Gandiją Rosą. Stepautų ginasi aikštės šeimininkai. Suleimonas, Mičovičiaus. Ir dar 3 taškai. Suleimonas. Kovulų užtvara ir kamuolys krepšyje. Vos 2 taškais laimi, tai minimaliai, bet aišku persvara kiekvienam pelnysi, bet naudai. Bet tas pranašumas labai trapus. Griniauskas. Kraštas Žukauskui. Judri šeimininkų gynyba. Suleimonas. Ir prasiveržia pro Liuisą. Po driblingo. Valdęs ir tokį metimą. Ir jo pirmtakas Glinas Watsonas. Suleimonas. Imitavo užtvarą Darmanas, nestatė Suleimono. Puikiai praeitoje atakoje sužaidė Lukas Kreišmontas ir būtent tokių epizodų labai tikisi, manau, Virginijus Šeškus iš savo rolinių žaidėjų. Suleimonas prasiveržė pro Mičą. Taip, arbitrai pražangos neįžvelgia. Suleimonas. Tai dabar Stepauto gynyba. Suleimonas pervaržavo rankas kamuolį. Norėjo pražangos, jos negavo. Išmuštas kamuolys jam iš rankų. Užsiveda ir Vilkai po truputį. Eigirdas Žukauskas permės kamuolį, ten reikia varžovą į veidą. Kaip nesigina Gandija Rosas. Šeškus jau 9 rezultatyvus perdavimai. Praktiškai net netikrinęs, manau, galima sakyti, kad tiek perdavimų gal ir net nebuvo niekada išdalinęs, bet Seif LKL. Suleimonas į dešinę. Ir greičiu įveikia. Ar jau verkiant žudbūt, reikia apsiginti jonaviečiams. Vėl degina laiką Žemaitis. Ilgai bupsi kamuolį. Suleimonas, žais vienas. Rankas atsilošęs, metas kėdų. Generalu vadinama tą nugarinę užtvarą. Vėl turėjo galimybę Aurelikas. Suleimonas. Daug erdvės labai paliko Suleimonui. Vilkų ekipoje tokių yra daug ir Gagičius, Žemaitis, Iškevičius, Kariniauskas. Eigirdas Žukauskas Suleimonui ir čia 2 taškai iš po krepšio. Beje, varžovą arčiau krepšio. 6 sekundės Suleimonas žaidžia prieš Lelevičių iki pat galo. Atšokdamas taiklus metimas 2 taškis ir tuo panašu ir... Ką tik prasidėjo antrasis kėlinys po pirmojo 19-14. Pirmauja Vilniaus Wolves prieš Panevėžio 7bet Lietkabelį ir su kamuoliu svečiai iš Vilniaus. Suleimonas. Ir čia klaidelė gynyboje, akimirka laisvės ir susikūrė erdvės, bet keistai labai jau netaiklus metimas. Susikūrė erdvės, bet sudėtingą metimą išmetė. Čia Valinskas pameta kamuolį ir Suleimonas traukia į priekį. Oi, kaip pakeitė judėjimo kryptį Suleimonas, kokie. Kemzūra, Darmanas gal pamiršo, nežino, neseniai atvyko į Seif LKL, kad Aurelikas gali mesti ir iš 8 ir iš 9 metrų. 3 iš 4 tritaškų šiandien jau. Čia Suleimonas prieš Lelevičių, vėl daug erdvės Suleimonui ir nenuostabu, jog... Erogas anksčiau yra žaidęs ir Panevėžio komandoje trumpai. Rodo atvirai derinį Kariniauskas. Suleimonas priima kamuolį. Žukauskas nuslipina, tai yra imituoja užtvarai Suleimonas po driblingu. Aišku, jeigu sėkmingai pavyks gražinti
Kamuolio aikštelė, Sulimonas. 3 sekundės. 2. Iš toli Sulimonas. 3 taškai. Maldūnas vėlavo užtvarą, turėjo. Kariniausko rankose. Sulimonas. Turėjo Sirvydis. Statome Kavulų užtvarą. Sirvydis toliau išlieka prie Sulimono. Sulimonas atšokdamas susikuria savo erdvės. 3 taškai. Klausimas, kodėl Sirvydis žmogus gali pramesti ten 5-7 tritaškius iš eilės, bet vis tiek atakuoja drąsiai. Ir drąsa duoda dividendų, atsiperka. Ir net iš to žvilgsnio, kaip matėme ekranuose, toks žudiko žvilgsnis, galvoja, pagaliau kamuolys įkrito. Sulimonas vėl atšokdamas, visiškai dežavu. Bet kodėl Sirvydis? Kariniauskas grąžins kamuolį iš užribio. Suranda Sulimoną. Šis prieš Lipkevičių. Užsikuria erdvė. Pataiko tritaškį lygį. Arturo Žagarą. Taip, man atrodo, trauma tikrai rimta. Kariniauskas prie Hadžibegovičius, labai aktyviai žaidė Hadžibegovičius. Sugeba Kariniauskas atiduoti kamuolį Sulimoną. Sulimonas prieš jau minėtą Hadžibegovičių įveikia gynybą. O, koks pirmas Sulimonas. Būt kokie 2-3 išmušti kamuoliai. Tai... Kariniauskas Sulimonui. Hadžibegovičius prie Sulimono. Įdomu žiūrėti šią dvikovą. Šok atgal Sulimonas toliau su kamuoliu aukšto trajektorija. Flauteris 2 taškai. Nieko nepadarysi. Vilkų situacija darosi kritinė. Net laiko dar yra. Laiko dar yra, bet veikti reikia jau dabar. Ta ir daro Sulimonas. Sudėtingas tritaškis. Ir vėluoja Hadžibegovičius. Kažin ar pats geriausias Gipso sprendimas, bet žinome, jo snaiperiškus sugebėjimus šį kartą prameta. Antrosios rungtynės namie, čia tikslus metimas iš taklo. Kokį derinį reikia atlikti. Žagaras aikštėje ir Arnas Beručka. Sulemano atiduodamas visos regalijos užbaigti šitą derinį. Užbaigti, ką jau turbūt žaidžia 6-7 kartą šios rungtynės. Ir Sulemonas šiandien individualiais veiksmais bando nubausti Neptūną. Pats atkovoja kamuolį, nors šalia buvo ir Pacevičius, ir Lambrechtas. Štai, kiek turėjo laiko... Vengras grįžus į aikštelę. Taip. Trečias jo rungtynės. Suleimonas aukštai kyla ir... O stiprus kontaktas tikrai galėjo Neptūno centras pelnyti 2 taškus, nepavyko. Matėt, kokį driblingą ten pademonstravo Žemaitis. Matėme žygis, kaip metė užtikrintai iš Neptūno komandos. Žemaitis žymusi baudos aikštelę. Gali ir prasiveržti, tikrai skeptiškiau žiūrėjome sezono pradžioje jo prasiveržimus. Reikia žiūrėti tą visą statistiką tam tikrose programuose, bet pagal šios rungtynės čia Suleimono 2 taškai iš Neptūno gynėjų, čia centrai. Tiksliau centras 4 numeris saveikauja, rodo, kaip tai reikia daryti. Ką reiškia, su tavim pasitreniruoti tikrai, kaip vidurį. Puikiai žino daugiau gynybinio plano žaidėjas, bet panašu, kad šitoj Mažeikių komandai jo rolė keičiasi ir tikrai tokį ritmą jis išlaikys. Taip, čia manau Mariaus Kiltinavičiaus nurodymas žaisti 1-1. Suleimono Olensas galėjo išsimesti, tik savo apsunkino gyvenimą. Mekovulų priejo arčiau prie Suomio ir manau pataikyti buvo sudėtingiau. Suleimonas. Kad viskas gerai, sumanimas geras, bet tikrai kiek gal per daug rizikingų perdavimų. Jau 7 klaida. Basket dėl Amaut. Kevičiaus nugarinė užtvara, Suleimonas 1-1 žaidžia ir ten yra Wolves puolimo lyderis. Misteris įdengia. Suleimonas į dešinę pusę. Atrodė, Briunkė gynėsi neblogai. Doroja savo oponentą 1-1. Ir skirtumas aptirpsta iki 7 taškų. 19 taškų šiame kėlinyje suvertė Kiltinavičiaus auklėtiniai. Suleimonas. Oi, koks sunkus metimas. Sakyčiau, kiek primigo ant laurų Vilkai, bet čia labai lengvo pirmo kėlinio. Na ir turėjo dviženklį pranašumą po 2 ketvirčių. Paliukėnas šiandien su tokiu užsivedimu žaidžia, jog tarsi norėdamas įrodyti, kad gal jam reikėjo sutartį siūlyti, o ne bičiuliui Kariniauskui. Tai jis panašiai ir per pirmosius 2 mačus žaidė. Suleimonas 1 per Dolenco rankas, na ir vėl. Tiek iš krepšinio salės be pertraukų dirba Are, atvažiavęs į Vilnių amerikietis. Tikras darboholikas. Dabar jis su kamuoliu.
Į baudos aikštelę aukštai kyla ir provokuoja pražą jo klaidinamo judesio. Dolensas. Manau, tikrai būtų sprogus SG Arena, net ir jeigu, kaip sakant, ne šeimininkas, bet buvęs arenos šeimininkas Jomantas būtų nuo kranto iki kranto sužaidęs. Daug erdvės Suleimonui, laisvas, šauna, taiklų tritaškį. Jomantas. Sakyčiau, kaip geriausiais laikais, bet ir geriausiais laikais nematydavom daug tokių prasiveržimų. Tai. Kažką pradėjo valgyti Mažeikiuose Jomantas, reikės įsiaiškinti. Ir rytoj, 17 val. Transliacija Kauno Žalgiris prieš Pasvalio Pieno žvaigždės. Suleimonas toliau.